Labą dieną, Karolina. Aš žinokit, jums rašau į TikToko, nes kadangi čia ir pradėjome mes bendrauti, nes Instagram'e galvoju, kad paskui nesimaišytumėm, su kuo bendraujam. Tai aš jums noriu tiesiog padėkoti. Nežinau, bet aš šiandieną, jau vakar vakare man buvo taip lengva, vidinis tas mano vidus visas. Šiandieną aš tokia laiminga jaučiuosi iš savęs, iš savo vidaus, man net ašaros eina. Net negaliu sukontroliuoti šito, nes kadangi jau labai senai šito nejaučiau. To lengvumo savy. To tokio gal, kad tiesiog gera. Tiesiog kažkokia ramuma gal atėjo, ramybė į vidų. Aš jums tikrai esu beprotiškai dėkinga, kad aš jūs radau, kad jūs atėjote į mano gyvenimą. Ir aš manau, mes abidvi tai sukursim mano šviesą, atkursim tai. Ir žinot, netgi vakar aš visą dieną Archangelo tą muziką klausiau, aš jo valdavau, aš jo prašiau, aš jį kviečiuosi, aš ir šiandieną rytą tą patį padariau. Ir ties pilvų čakrą, ir gerklės čakrą dirbau ir su šituo. Ir žinot, vakar vakare netgi, bet aš nuo sekmadienio pati viena su savim būnu, nes aš paprašiau savo antros pusės, kad man leistų tiesiog pabūti su savim. Ir mes kai pradėjom, kai su jumis rašiau, kai man buvo tas didysis lūžis, aš dar vakar, kai atsikėliau, aš jaučiau dar tą sunkumą, aš jaučiau tą blogumą, aš jaučiau tą tamsą. Tai man nuo vakaro pasidarė lengviau. Ir žinot, vakare, man antra pusė, jisai dirbo vakare ir jisai paskambino man. Ir jisai sako, mes nebegalim daugiau šitaip. Mes turim kovoti, mes turim dirbti, mes turim daryti. Ir aš jam pasakiau, sakau, aš tą ir darau, aš save gydau, aš išsivalau tamsą energiją, aš nebenoriu girdėti keiksmų, aš nebenoriu girdėti, aš nebepriimu, sakau, šito, aš nebepriimu nieko, kas veda į tamsą. Ir jisai, žinot ką, jisai sako, aš pas tą moterį noriu irgi, aš noriu taip pat atgauti šviesą. Ir man taip gera girdėti žmogaus savo antros pusės, kad žmogus jisai nori eiti su manim kartu į tokius dalykus, kurie yra tikrai dvasiniai dalykai, nematomi dalykai. Jums labai didelis ačiū už tą šviesą, kurią nešat kitiems žmonėms ir padedat išeiti iš tamsos. Ačiū jums labai ir tikrai beprotiškai laukiu mūsų susitikimo fizinio, nes aš manau, kad aš galbūt būsiu ir emocinga, nes aš labai emocinga esu. Aš labai greit apsiverkiu, aš labai greit verkiu. Gyvenimas tikrai nebuvo rožėm klotas, bet aš tikiu, kad su jūsų pagalba aš susitvarkysiu save ir savo gyvenimą. Ačiū jums labai. Ir aš tikrai noriu tęsti mūsų kelionę nuotoliniu būdu, fiziškai kiek įmanoma, kad mes susitiktumėm. Tai jau vieną fizišką susitikimą tikrai turėsim 17 dieną. Tai tikrai laukiu su nekantrumu jumis, tiesiog su jumis pabūti, su jumis dirbti, su savim dirbti. Laikytis visų nurodymų, nes dabar tikrai sąžiningai laikausi visų nurodymų iš po pirmo mūsų nuotolinio seanso. Vakar, kai atsiuntėt, aš jau miegojau ir aš nežinau kodėl, bet maždaug minutės laikotarpį aš pabudau prieš ateinant jūsų e-mail. Ir aš pabudau ir tik pabudau, pramerkiau akis ir plumpt atėjo e-mailas ir aš pasiėmiau tiesiog intuityviai savo telefoną, ko aš net nedarau iš tikrųjų, jeigu kad ir girdžiu, kad žinutė atėjo, aš net iki ryto neliečiu telefono, bet tiesiog intuityviai man kažkas viduj paim. Ir aš kai pradėjau skaityti, aš tiesiog wow.
Aš žinokit tikrai labai džiaugiuosi, kad jūs sutikau, kad jūs pamačiau, kad jūs turiu dabar savo gyvenime. Ačiū Jums labai.